Tai čia visur prasideda kitos gyvenamosios erdvės, ne? Šiai dienai gyvena žiogiukai. Koliukas. Tada va šitas koliukas. Tai aš tai va brėžiau, kad čia realiai, ne dokumentaliai dar kol kas, bet realiai užsibaigia bendruomeninė erdvė. Čia va tenai vėl užsisuka tie takeliai ir tu taip galėsi visur ratu apeiti. Mes su Žygimantu apėjom labai puikiai visą teritoriją. Ir man iškilo toks klausimas. Klausk. Ko turėtų žmonės savęs paklausti, kad suprastų, jog šita vieta, čia mes jums su dirbtinio intelekto pagalba, su paveiksliukų pagalba parodėme, kas čia bus. Ir kokius žmogus klausimus turėtų savęs paklausti, kad suprasti, jog tokia vieta yra jam. Aš galvoju, kad pirmas klausimas turėtų būti, ar nori šiuolaikiškos ramybės. Geras klausimas. Aš būčiau klausęs apie gyvenimo kokybę. Kokią jisai savo šeimai, savo vaikams mato gyvenimo kokybę. Nes tai yra tiesiog laisvas pasirinkimas. Vieni mato prasmę, sakykime, naudą, tarkim, pavyzdys gyvenant bute. Tai yra daugybė naudų, nereikia pjauti žolės, dar kažko tais pavyzdys, ar ne? Kiti nori gamtos, nori būti arčiau, iškišti pėdas į žemę, nori galbūt rankas pasisodinti kažką, užsiauginti savo maistuką, sakykime, aukštesnės kokybės savo pačio, ką tik nuskinti, nori to viso, sakykime, kasdieniško proceso. Dabar matom dirbtinį intelektą, pavyzdys, bet mano akimis to vis dar labiau mažės. Pavyzdžiui, norėdavai piešti kažkokį piešinį, tu eidavai, susikurdavai savo aplinką, ten gal kokią, nežinau, jeigu naktis žvakė, dar kažko susikurdavai aplinką, visame tame buvo daug gyvybės, sakykime, emocijos, gyvybės, galima gal net pasakyti dvasios, jeigu taip galima būtų pasakyti, buvo daug gyvybės. O dabar tiesiog suspaudė mygtukus, tai tau piešinys gimė. Tai tie žmonės, kurie norės vis daugiau tos tokios gyvybės, to tokio, nežinau, sakykime, tikrumo, lėtumo, nes, pavyzdžiui, įkišti rankas į žemę, pasisodinti obuolį, tai čia tau ne intelekto paprašyti, kad jisai tą obuolį tau pagimdytų, čia yra procesas, panašiai kaip ir vaiko gimimo procesas, jisai, sakykime, ir užtrunka padaryti. Ir to pačiu yra visą tą procesą sudėdamoji. Tie, kas norės sulėtėti, šiek tiek ramiau gyventi, augintis galbūt savo maistu, kad tai kažkokia tais bendruomeninį, sakykime, stuburą, bendrystę, veiklas ir taip toliau. Galbūt būt toliau truputėlį nutolus nuo pagrindinių miestų ir turi daugiau ramybės, gamtos. Manau, kad tie, kas tokios kokybės norės, savo turi atsakyti, į kurią, sakykime, į kurias pusės jos labiau traukia. Arba į tokį lėtesnį, ar kaip tik galbūt miestas, greitesnis, intelektas, ten visi kiti dalykai ir ko yra labai daug. O galbūt tai jungsis tarpusėje, pavyzdys, tu esi čia, kažkokią savo laiko dalį, netgi dirbi prie kompiuterio, kas dabar vis daugėja, esi tame, bet turi kur ateiti ir atsipalaiduoti, nurimti, sulėtinti savo ritmą, galbūt tą pačią žemę pakasti ir taip toliau. Vis tik kiekvienas mes turime įvairių, sakykime, hobių, pomėgių ir taip toliau. Kažkas galbūt mėgsta, nežinau, ten šaudyti iš lanko, kažkas dar ten kažkokius dalykus galbūt mėgsta. Tai tam reikia vis tiek vietos, tu gali rinktis kažkur važiuoti, gali kurtis aplink save tą vietą. Tai manau, kad vienas iš tokių, sakykime, klausimų, tai tas gyvenimo kokybės pasirinkimas, kokią tu ją matai savo gyvenime. Jeigu matai toje, kaip papasakojom, tai čia viena iš galimybių dalyvauti tokioje vietoje. Jeigu matai kitoje kokybę, tai yra įvairių tų sprendinių žmonėm. Supratau, labai išsamei čia, nes iš tikrųjų tai geras tas momentas yra, kad mes visi interpretuojam už tam tikrus terminus savaip. Taip. Ir tai labai gerai, kad praplėti, ką reiškia ta gyvenimo kokybė, žinai. Nes aš, pavyzdžiui, sakydamas moderni ramybė, aš turėjau omeny, kad tai yra toks, vis tiek tai nėra visiškai pilnumoji atskiras kažkoks holistinis kaimelis. Tai yra gyvenvietė, bendruomeninė gyvenvietė, kuri yra paremta tom vertybėm. Tačiau mes čia turim tokių ir vizijų ir planų, kuriuose tikrai yra to šiuolaikiškos adaptacijos. Ir tai leidžia įvairaus gyvenimo būdo žmonėms, kurie yra labiau linkę į ramybę, kurie yra gal dirba iš namų, galbūt ten didžiąją dalį, kaip tas vadinamas hybridinis darbas, kur dalį laiko ofise, dalį laiko nuotoliu dirba. Tai ir bendraveiklos patalpų turėsim čionais. Tai tokių vieta tokia, kur žmogus iš tikrųjų iš bet kokio profesinio backgroundo, ta prasme, iš bet kokios profesinės krypties gyvenime gali atsirasti čia ir atrasti savo namus
ir gyventi toje ramybėje, toliau nuo miesto šurmulio, nes, na, pavyzdžiui, aš mėgstu veikti miesto šurmulyje, bet gyventi aš, Alpėse. Aš Alpėse, kaip ir tau sakiau, turiu savo kupoliuko, norėčiau medelių, žinai, kad miške būtų kupoliukas. Tai va, tai čia kiekvienas, kaip sakyt, žmogus, kuris dalyvausite mūsų susitikimuose, kiekvienas žmogus, kuris dalyvaus mūsų webinaruose apie tai, link ko mes vedame, tai kiekvienas turės galimybę pamatyti, pajausti ir realizuoti tai, link ko mes einame kartu. Ir jūsų dalyvavimas yra ypatingai svarbus. Mes su Žygimantu jau artimiausiu metu pranešime apie pirmą susitikimą čia, Taip. Dragūniškėse. Ir galbūt dar vienas momentas, grįžtant prie to tavo klausimo, kurį verta išryškinti. Sakykime, tai apie pačią bendrystės, bendradarbiavimo, bendrystės, bendruomenės modelio tam tikrus momentus. Pavyzdžiui, dabar mes esame linkę daryti daug dalykus, sakykime, savitai po vieną. Individualizmas. Individualizmas, jo, kad jeigu man reikia, sakykime, pjauti žolę, aš nusiperku savo žoliapjovę, savo tenai trimerius ir taip toliau, ir vienas savo pjaunas. Ir tada kaimynas nusiperka, tas nusiperka, tas nusiperka. Ir mes turim 10 sklypų ir 10 žoliapjovų, kai galbūt realiai užtenka 2. Tai pavyzdys, čia vienas iš tokių labai ūkiškų sprendimų, o einant į dar šiek tiek įdomesnius sprendimus, tai ir patys bendradarbiavimai veikloje. Pavyzdžiui, galbūt yra žmonių, kurie dar dirba kažkokiam tai darbe, bet nėra iki galo patenkinti tą savo darbo vietą, gal ne iki galo atradę savo veiklą, ką norėtų veikti. Tai tikimės su Karoliu pasiūlyti tokius sprendinius, sakykime, galbūt net kažkokią tais bazę, nuo ko būtų galima pradėti, sakykime, bendruomeniškai dirbti. Kaip ir buvau paminėjęs, galbūt kažkas savo širdį, vizijoje turi, nežinau, kažkokią tais ūkį daryti. Tarkime, nežinau, ten uogų ūkį, grybų ūkį, nendrių ūkį, nesvarbu. O čia pagal mūsų, sakykime, tam tikrus bendruomeninius strateginius planus tai atitinka. Taip gali žmogus ateiti, paieškoti, kaip mes tai bendrai susivienijus galėtume padaryti. Tai manau, vienas iš akcentų prie gyvenimo kokybės, dar ir tos savo gyvenimo, kasdienio gyvenimo realizavimo įvertinimas. Jeigu, pavyzdžiui, tu dabar esi kažkur tais ir galbūt nebūtinai jauties bendruomenės daly, arba kaip tik nenori to individualizmo, nori dirbti su kažkuo, arba kažkokio, sakykime, didesnio projekto prisijungti, arba dar kažką, tai irgi pasiūlys, manau, šitas sprendimas prie pačio kasdienio gyvenimo. Tai tokie, sakyčiau, gal du dideli momentai. Vienas pati gyvenimo kokybė kasdieniam gyvenime, kitas yra veikimas toje kasdienėme gyvenime. Jo, tai čia toksai, žiūrime ant to momento, kad apskritai, kadangi mes su Žygimantu esam tokie entrepreneristai, tai tokius žmonės automatiškai automatiškai traukiam tokius žmonės. Tačiau taipogi tai nėra kažkoks tais rodiklis, kad žmogus privalo būti entrepreneristas ar ką, kiekvienas žmogus užsiema tom, kuo užsiema. Ir kartais ilgametė profesija gali tapti kažkokiu didžiu projektu arba galbūt puikia savęs realizavimo forma. Tad kurdami tokią bendruomenę mes ir siekiame sukurti sąlygas ne tik gyventi kokybiškai, nepaliekant, kaip sakyt, šiuolaikiškų patogumų, bet ir dalyvauti toje bendruomeninėje veikloje, bendrauti su žmonėmis, kurie iš tikrųjų turi labai panašias jūsų vertybės, gal net vietomis ir identiškas vertybės, ir iš viso to sukurti, pagimdyti kažkokį tais projektą, kažkokią tais bendrą veiklą, ar tiesiog pasirūpinti savo poreikiais bendruose interesuose. Tai ką, šiam kartui, šiai dienai, manau, galime pamojuoti savo žiūrovams ir atsisveikinti su auditorija, kurie žiūri šį video, ir sekite kanalus, kuriuose matote šį įrašą, ir lauksime jūsų klausimų, galbūt turite kokių idėjų, o jūs stebėkite sekančius pranešimus apie tai, kada čia bus pirmas susitikimas. Taip, lauksim jūs atvykstant. Taip, būtinai, čia bus tikrai nuostabi patirtis, mes pasidalinsime visko, ko galime geriausia su jumis, kad jūs patirtumėte tą realybę čia, ir nuo tokių mažų žingsnių mes ir pradedam. Žygimantai Palaima, labą dieną. Labas, Karoli. Ką mes čia veikiam? Ilsimės. Ilsimės? Eina savo, kaip fainai. Tu sakai, dirbė, aš ilsiuosi. Čia toks momentas. Matyt, šitoje vietoje ir tą galima daryti.
Aišku, galima. Tai čia, man atrodo, mes tą ir planuojam, kad čia būtų galima ir dirbti, ir ilsėtis, ir patirti, ir žavėtis. Iš tikrųjų, tai norėčiau geriau susipažinti su tuo, kur mes čia esame, kas čia bus. Ir šiaip gal tokios biški man istorijos. Istorijos. Nu tai, jeigu pradedant nuo istorijos, tai mes esame mano protėvių žemėje, šalia Marijampolės, prie Liudvinavo kaimo. Maždaug prieš, pavyzdžiui, šitas pastatas, jam yra jau apie kokie 105 metai. Neatrodo. Tai protėvio prosenelio mano statytas ir buvo visokie tais trėmimai ir taip toliau. Tai tuo metu buvo ūkininkas, turėjo čia žemių daugiau, tai čia yra ta teritorija, ką po visų tų trėmimų pavyko atsigrąžinti. Tai reiškia, buvo virš 3 hektarų teritorija, kurioj ieškojau koncepto, ką būtų galima ją padaryti. Iš pradžių norėjau jaunesnis ypač būdamas parduoti, pinigėlį, bet visgi taip neįvyko. Neleido, matyt, protėviai gal tie patys neleido. Tai teko ieškoti kitokio koncepto, ką čia galima iš tos vietos padaryti. Bandžiau pakelti archyvus, ką pavyksta rasti apie tai, apie šitą vietą, apie protėvius ir taip toliau. Tai nedaug informacijos radau. Radau tik, kad čia buvo daug pastatų, labai didelių, kad neįsivaizduoju, nei kur čia jie galėjo būti, nei kam jie buvo skirti, nes 500 kvadratų, 600 kvadratų, kažkokie tais angarai įvardinti, virtuvės 500 kvadratų, norėčiau pamatyti virtuvę 500 kvadratų. Tai va, bet tokie buvo, tai radau šitą. Kita gal tokį istorinį įvykį, kuris įdomesnis radau, tai kad buvo, kaip jie vadinami, nežinau, pagalbininkai, padėjėjai, buvo kažkoks žodis konkretus, kaip vadinasi, sakykim, žmonės prisidedantis prie to ūkio. Ir momentas buvo tai, kad prie jų buvo parašyta, kad jie yra raštingi. Tai pagal tą laikotarpį, kad žmonės dirbantis prie ūkio, prie papastų darbų būtų raštingi, skaitosi, kad buvo pakankamai, kad ūkininkas, kad žmonės prižiūrintis, sakykime, tuos ūkininkautojus buvo, sakykime, orientuoti į edukaciją, į švietimą ir taip toliau. Nes pakankamai, man istorikė sakė, kad pakankamai retas yra atvejis, kad tie, sakykime, ūkininkaujantis žmonės būtų dar ir raštingi. Tai tokį skirtinumą radau, kuris mane patį, sakykime, pozityviai nuteikė ir kažkas tokio biški iš istorijos įdomu. Remiantis ir tuo, ką radau ir tuo, ką dabar norime čia kurti, tai labai atitinka, kad irgi būtų, sakykime, į edukaciją, į savęs tobulėjimą, į tai orientuota šita vieta, tiksliau žmonės, kurie čia gyvens, veiks, atvažiuos, kurs, kad eitume į sąmoningumą, į tobulėjimą, į aukštesnę gyvenimo kokybę visi kartu. Skamba puikiai. Tai dabar žmonės, kurie atvažiuos čia, jie, net mes, kai klausausi tavo istorijos, ne, aš girdžiu, kad tu susieji savo protėvių vertybės, dalinai, sakykime, ne, su tuo, kokias tu vertybės atneši į šį projektą, į šį bendruomeninį sprendinį. Tai dabar va, čia priešais mus yra toks momentas, kur yra tvenkinukas. Taip? Kol kas duobė dar tik vanduo. Bet ne, viduje jau mažas tvenkinukas yra. Tai va, mes parodysim, kokio ten. Čia va dar tarp kitko yra labai senas šulinys. Dar tavo protėvių rankomis kastas, taip? Va. Sakykit man, kad čia ne tvenkinys. Pažiūrėkit, beveik tvenkinys. Tvenkinio pradžia. Taip. Dar grįžtant prie istorijos, dabartinės istorijos. Kaip aš čia atvažiavau pirmą kartą, tai čia nebuvo kur vaikščioti. Čia buvo krūmynai apleisti ir būtų kokius 30 metų neįžengęs joks žmogus. Tai va čia ir to pačiu bairiu dar, kaip pirmus kartus atvažiavau, kai radau tą pastatą. Taigi, galvoju, blemba, kažkas buvo, čia pilna buvo visokių šunų, yra šiukšlių visokių netvarkingų, galvoju, blemba, žmonės, kurie čia buvo, galėjo bent jau langus uždaryti. Aha. Paliko atvirus. Ai, taip. Tai ir šiaip duris, būtų gerai, kad uždarę būtų. Čia langą neuždarė.
Taip. Bet ką dar norėjau pasakyti, grįžtant prie tos istorijos, pavyko rasti apie tą švietimo momentą, apie tas vertybės, tiksliau, kurias tu palėtei. Tai aš manau, kad jos ir yra tąsa, gal net netruputėlį, o tiesiog gal laikmetis šiek tiek skiriasi, dėl to raiškos tų vertybių truputėlį kitokios, bet pačios esmės tai išlieka tokios pačios. Nu, pavyzdžiui, ką iš dar likusių gyvų protėvių pavyko apie tai sužinoti, tai kad buvo labai skatinamas, kaip ir bendrystės momentas, tai reiškia, baigdavo visi darbus, atvažiuoja virtuvėje pilna, valgyti maisto, visi valgo kartu, visi šnekučiuojasi, bendrauja. Tai iš esmės yra apie tai, link ko dabar viskas krypsta, tik tais raiškos. Ten buvo daugiau ūkio akcentas, kaip tokia gal ašis, sakykime, kuri visus apjungdavo. Tai čia gal bus daugiau akcentų negu vienas tas ūkis. Irgi taip pat manęs nepaleidžia tos pačios minties, kad čia anksčiau ir vėliau irgi kažkoks eis kryptis į ūkį, nes maisto kokybės visi norime geresnės, jau kalbant apie geresnę gyvenimo kokybę, tai maistas yra vienas iš prioritetinių dalykų. Gal kokie vertikalų sodai, man labai patinka ta mintis. Šiaip tokį noriu vieną dadėt mintį, ne? Tai kad kai tu sakai apie tą vertybių tą laikmetį, patį, aš gal sakyčiau, mes tada paremkim tą auditoriją ne ties pačių vertybių momentų, bet ties pačių standartų, kokį tu gali laikyti tam tikram laikmetyje, nes jeigu tai nebuvo standartas, tai ta prasme tavo protėvių tas vertybinis standartas, nesvarbu kokia vertybės išraiška, bet žiūrint kolektyviai, ta vertybė nebuvo paplitusi. Ir tai va čia tas ir yra galbūt, kad mes kaip ir žiūrint į Lietuvą apskritai tas tokių holistinių bendruomenių sprendinys, grinai ir per nekilnojamą turtą ir per bendruomeniškumą, jis nėra dažnas, nėra dar, sakykime, norma. Tai va čia tas ir gaunasi, aš čia labiausiai tą sinchroniją ir matau, žinai, kad tavo protėviai buvo pradininkai, sakykime, to, kad darbo žmonių raštingumo skatinimui, o tu esi pradininkas to, kad skatinti holistinį bendruomeninį sprendimą. Tai, Žygimantai, mes čia, vėl grįžtam prie šito tvenkinuko levelis 1. Tvenkinukas levelis 1. Man patinka, man vien mintis patinka, kad čia 4 metrai, jo? Grubiai 4 metrai. Tai šitoje vietoje, įsivaizduojat, koks šuoliukas geras gautus. Tai čia šitoje bendruomenėje, atsuksiu kamerą į tave, tai noriu, kad įrašytume šitą momentą, žinai, kad paskui nebūtų, neapkalbėjom, o tai bus galima šokinėti į šitą tvenkinuką. Reiktų paklausti kažko, kas juridiškai aprašytų dėl saugumo visų variacijų. Dėl vadės, tai aš irgi šokinėsiu. Bet dėl saugumo sumetimais turim daug dalykų dar atsakyti. Supratau, nes čia gal bus tas variantas kaip Anglijoje, žinai, kad draudžiama maudytis. Ne tik pasižiūrėti galima. Irgi sprendinys geras. Šiaip su mintim buvo nepasižiūrėto maudyti. Tarkim, kaip tik buvau vienoje irgi labai gražiai ruošiamoje sodyboje ir kas buvo įdomu, tai panašaus, sakykime, dydžio tvenkinį prileista žuvų įvairių ir kurios mane labiausiai sudomino, tai buvo tos auksinės žuvelės, tokios didelės, japoniškus. Ir čia daleiskim, kai bus vanduo, plaukai jos pašėrė visą laiką, tarsi su ne tik, kad vanduo gyvas, bet ir dar su žuvytėm gyvai pabendrauja. Labai patiko, čia tikrai bandysime jas užauginti. Tai maudytis kartu su jom turėtų būti skirtinis momentas. Man atrodo, teks rinktis ar tokios žuvis, ar maudytis. Tai einant prie pačios koncepcijos, link kokio mums variantą pavyko prieiti, tai čia yra teritorija, kurią pavyko atsigrąžinti, šitas, sakykime, mėlynais kontūrais. Ir koncepcija eina dviejomis, sakykime, pagrindinėmis kryptis, jeigu taip galim, žemės prasme kalbant. Tai reiškia, šiti visi sklypai yra skirti gyvenamai paskirčiai, o šita zona yra skirta, kurią mes dabar ir vaikščiojame, tai kur tvenkinys ir taip toliau yra skirta bendruomeniniai erdviai, sakykime, kaip aš vadinu, sodybai, vietai, kur visi susirenkame, būname ir taip toliau. Tai rezultate gavosi mums 13 gyvenamosios paskirties sklypų, su įvažiavimais, atskirais ir taip toliau.
Tai idėja kokia, kad ant tų 13 sklypų galėtų gyventi, tarkim, 13 šeimų. 13 šeimų ir kiekvienas sklypas, tiek čia, tiek sklypai atskirai, kad sudarytų vieną vientisą, sakykime, bendruomeninį sprendimą ir turėtų vieną ašį, vieną koncepciją pačių pastatų ir visos jausenos sprendimą. Tai reiškia, kad pavyzdys, link kurio mes sprendimo kol kas priėjome, kad gyvenamieji namai būtų kupolo formos tiek pačioje bendruomenės erdvėje, tiek visuose sklypuose, kad vyrautų kupoliniai namai dengti nendrėmis. Vėlgi grįžtant prie istorijos, baltų tradicijoje buvo labai populiaru tam tikram laikotarpyje, kai baltai dengdavo savo gyvenamosius namus nendrėmis. Tai vėlgi toksai, sakykime, tam tikras sąryšys prie istorijos, taip kaip buvo anksčiau. Na tai va, tai pradėjome visus šitus, sakykime, koncepcijos darbus nuo kelių esminių momentų. Tai pirma, kaip rodžiau, paruošėme sklypus, atidalinome, kad jie taptų gyvenamosios paskirties, tie 13 vienetų, ir pradėjome intensyviai darbuotis su pačia bendruomeninė, sakykime, erdvė, sodybos erdvė, ar kaip ją mes čia visi nutarsime vadinti. Tai šitai erdvėj taip pat gavome vietos veiklos užimtumo finansavimą ir pradėjome darbus. Taigi dabar vasojame aikštelėje, čia pagal brėžinys, kurį einame įgyvendinti, tai stovime va čia aikštelėje. Aikštelės pirmoji versija yra padaryta. Va čia visur. Čia dar pilsis papildomai. Čia var jūsų mašiniukas taip stovės? Jo, jūsų mašiniukas taip stovės. Ant čia pilsis papildoma danga, kai ateis laikas. Tai va, tai mes esame va šitoje vietoje stovime. Toliau, čia, kaip matėte, jau prieš tai yra visas tvenkinys. O tenai va. Tvenkinukas matytas. Va ten. Iškastas. Toliau galime eiti į priekį. Čia yra va šitas va pirmo numeriukas. Tai kalba eina apie šitą senolį pastatą, kuris sekančio etapu, ne pirmu, bet sekančio etapu pavirs į bendruomeninį pastatą. Tai, kas jau dabar yra ruošiama ir projektuojama, galutinė jo koncepcija greitų metų irgi bus išgvildenta. Dabar kas jau yra aišku, kad jisai talpins apie 20, galbūt 24 nakvynės vietas. Viršuje bus didelė konferencija, sakykime, erdvė, konferencijom, praktikom, pasibuvimam, meditacijom ir visiems bendruomeniniam susibūrimams viduje. Okay. Jo, nežinau, gal daugiau nereikia koncepcijų. Manau, tai judam toliau. Jo, tai gal vienas dar akcentas, link kurio dirbame, tai kad vienas iš, sakykime, architektūrinių, jeigu taip galim pasakyti, akcentų būtų nendrinis akcentas. Šitas pastatas, kai jisai pasidarys, kad jisai turėtų nendrinį stogą ar kažkokią kitą nendrinę savybę akcentą. Su čia manau tiek. Žygimantas sakė, kad šitas medis labai fainas. Ne, tiesiog prie jo dažnai ir tokios mintis ateina. Tai va, čia bus pamastymų erdvė. Pamastymų erdvė. Mes dabar atsistojame į tą vietą pagal brėžinuką, va čia 8 numeriukų. O šitaip reikėtų žiūrėti, jeigu taip žiūrint. Oi. Tai... Planšetė priešinas. Priešinas. Tai 8 numeriukas yra pirtis. Mes dabar realiai stovime praktiškai pirties erdvėje. Čia va bus pirtis. Jo, čia bus pirtis. O čia va priėjimas prie tvenkinio, galbūt tiltukas, terasėlė, kad būtų, sakykime, pasišnekėjimas. Tai iš esmės, verta paminėti, kad visa atmosfera buvo kurta taip aplink būtent tvenkinį. Tai reiškia pirtis, toliau rodysime, kur bus gyvenamieji kupolai. Čia va įsivaizdavimai, o kai dabar nesimato augalų, tai matosi erdvė, bet kai užsisapins augalai, kad sukurti tokias zonas. Na, pavyzdžiui, kas yra pirty, kažkas jau nuėjo kupolą galbūt miegoti, kad būtų, sakykime, tokios atskiros erdvės sukurti jaukumui, nuošalumui, kai reikia ir taip toliau. Tai tuos sprendinius spręsim būtent augalais. Tas tvenkinys, kurį jau matėte ne kartą,
jisai buvo daromas kaip akcentas, nu, vieta, sakykime, ties kurio formuojasi visą kitą, nu, bendruomeninis pastatas, jisai kaip ir turi savo vietą, toliau kupolai, pirtis ir va čia va takeliai apvalia forma. Reiškia, kad visą teritoriją bendruomeninę būtų galima apeiti tokiu ratu savotišku. Kitas momentas, bedarant, pačioj pradžioje dar nežinojau, kam ir kaip naudosime. Bet man labai jautėsi, kad šitoje vietoje, kai esu buvęs čia naktį, man nebuvo apšvietimo, dar nebuvo elektros, nieko, man labai įdomu buvo pamatyti, kaip tai atrodys apšviesta. Tai tiesiog pasigūglinau, intelekto paklausėjau, kokie yra apšvietimo sprendimai. Ir tada pamačiau tokią viziją, kad galėtų būti įvairių sužaidimas dar ir apšvietimais, kadangi čia yra daug pakankamai didelių medžių, atsidaras takeliai, tvenkinys, yra daug kupolai, bendruomeninis pastatas, yra daug tokių vietų, kuriuos galima apšviesti naktį. Tai sudėjome tam tikrus apšvietimo taškus prie medžių, prie takelių, prie apšvietimų. Tai naktį, sakykime, uždegus šviesas, čia bus labai visi gamtos elementai, visi sprendiniai labai, sakykime, nu, išryškinti. Ja. Ok, tik einame toliau, parodysiu kupolų vietą. Tepu. Pirmas kupolas prie darželio. Galime pavadinti šitą kupolą beržas. O, čia bus kupolas beržas. Bet jau gyvė, tai čia yra 5. kupolas šitoje vietoje. Tai reiškia 7 skersmens kupolas. Ir taip pat koncepcija ties ko apsistojame, kad jisai galėtų įpinti maks, sakykime, šiek tiek pasispaudus 6 žmonės pernakvojimui. Jame būtų ir šildymas, šaldymas, veiktų žiemą, vasarą, patogumai visi, dušas, tualetai, virtuvė, viskas kaip būtų, pavyzdžiui, butukas, nedidukas, tai visi patogumai tas pats kaip čia, tik dar tu čia turi papildomai ir tvenkinį, prieimą prie vandens, nuošalumus, pirtį pasinaudoti, jeigu nori, ir kitus dalykus. Tai pavyzdžiui, konceptualiai, tol kol vystysis bendruomeninis namas antruoju etapu, tai pirmieji gyvenimai prasidės šitose kupoluose. Tai čia yra dar antras Jo, šitos. tai einam, parodysiu. Šita iškasta apvalė apskritimo. Tai yra antras kupoluose. Čia va tarp jų, dabar va yra dirbama tokiais atskirimais, mes jos atskirsim. Nu, kad būtų, sakykime, privatumo zonos pavyzdys. Tenai zona, kita zona ir va čia va augalais, ar dar kažkokiais sprendimais, kurie gims natūraliai, kad jie truputėlį atsiskirtų. Kitaip tariant, kad čia žmogus, arba sėdintis terasoje, taip aktyviai nematytų kito kupolo. Jeigu čia viena grupė, ten kita grupė, taip toliau. Ir bendras priėjimas prie labai gausiai turinčio vandens tvenkinio.